statybos pramonės amortizatoriai, bendradarbiaudami su Ukmergės metalų sektoriumi, tai yra įmonės Omega, generalinis direktorius Tomas Žukas, Estansi Fabrikin generalinis direktorius Virginis Jurkštas, Ukmergės Stak, turės gerbiamas direktorius Jonas Radvila, Ukmergės verslo technologijų mokyklos direktorius Jonas Sesevičius. Idėja, maždaug problema, kuri susiklosti dėl metalo apdirbimo sektoriaus darbuotojų stygiaus, buvo iškelta maždaug panašiai prieš metus. Ir vieno iš mūsų direktorių Virginijaus iniciatyvą pabandėm susirinkti metalo apdirbimo sektorius, įsidiskutuoti problemas. Ir gimė idėja, kad Ukmergės technologijų verslo mokykloje galėtų atsirasti metalo apdirbimo specialybė, kadangi poreikis metalo apdirbimo specialistų 2-3 metų bėgyje, jeigu, aišku, krizių nebūtų, tai paklausa būtų nuo 200 iki 400 darbuotojų. Žinom, kad vyksta natūrali kaita ir nuo rugsėjo 1 dienos startuoja metalo apdirbimo specialybė. Planuojam surinkti jau minimum 2 grupės, tai viena grupė po 12 klasių, mokslas trukmė būtų 1 metai ir po 10 klasės trukmė būtų 3 metai. Taigi, kad paskatint šitą programą ir pradėti, kad galėtume surinkti vaikus, viena iš verslo atstovo pasiūlymas, kad galėtume sukurti tokį kaip ir rėmimo fondą, kur prie stipendijos ateinantis vaikinas galėtų, ar mergina, kas studijuotų, moksleivis gautų priedą prie stipendijos. Taip, metalo apdirbimo statikas, jeigu tiksliai vardinti, specializacija numatyta metalo apdirbimo technologijos programinio valdymo įrenginiais. Mes taip įvardinom, pakeitėm, kadangi ta programa buvo jau Lietuvos Respublikos specialybių registrė, programų registrė registruota, todėl ją truputį tobulinti buvo paprasčiau. Ta programą mes tą programą priderinom prie mūsų visų partijų, kurie dalyvauja aplinkybių, labiau stengiamės. Mokykla programos paruoštos, praktinio mokymo bazė paruošta, staklynas metalo apdirbimui visiškai naujas yra. Skaičių dar aš čia atsiverčiau tokia konferencija buvo, kur anksčiau, reiškia, mokykloje. Yra tokie skaičiai ganėtinai įdomus Ukmergės mieste. Ukmergės mieste yra iš viso 11 įmonių, kurios dirba metalo apdirbimo sektoriui. Čia dabar tik apie metalo apdirbimo sektorių eina kalba. Iš viso metalo apdirbimo sektoriui Ukmergėje dirba 1077 žmonės. Čia yra balandžio 1 duomenys beros, ne šių metų balandžio 1 duomenys. 1077 žmonės dirba Ukmergėje vien metalo apdirbimo sektoriui. Ir reiškia, iš viso Ukmergėje dirbančiųjų yra 10 800. Tai reiškia 10% dirbančiųjų Ukmergės dirba būtent metalo apdirbimo sektoriai. Tai iš tos pusės žiūrint, jeigu, reiškia, yra vaikam po mokyklos klausimas, ar eis studijuoti ten viešbučių, ten kokį tai administratoriaus specialybę, ar metalo apdirbimo, tai va galim palyginti, ne, Ukmergėje kiek yra vienas viešbutis ir ten dirba kokie 4-5 žmonės jo. Tai va, čia yra 11 įmonių, dirba virš 1000 žmonių, tai va toks irgi, nes specialybių sąrašą paskaičius tenais kitas į patraukliau atrodo, gal tenais eit viešbučiai tenais studijuoti, nes tas darbas gal gražesnis, bet kiek šansų, kad ten darbo gausi. Tai tikrai pakviestume, kad reiškės tėveliai, reiškės mokytojai, tikrai galėtų patart jaunimui, kuris linkęs prie technikos, linkęs šitą, kad, pavyzdžiui, po 12 klasių yra kuo gerai, kad jie per vienus metus, jeigu jie neįstoja aukštą mokyklą, per vienus metus jie įgys jau profesiją,
Per vienus metus jie galės jau pradėti dirbti ir praktiškai jau galės užsidirbus. Tai yra labai geras dalykas. Jis galės, niekas nesako, kad neįtų aukštyn, nestudijuotų. Galės eiti studijuoti, bet šitie metai nebus pamesti. Tai vat kviestume tie, kurie neįstos į aukštąsias ir renkas inžinerinius dalykus, galbūt ateiti, pabaigti specialybę ir tikrai jau palipėti pirmą laiptelę tos profesijos, reiškia, metalo apdirbimo. Todėl kviestume ir tėvelius, ir mokytojus atkreipti šitą dėmesį, suorientuoti jaunimą, kad tai yra, manau, labai svarbu, nes kartais jaunimas ir 1 ir 2 metus besiblaškydami, reiškia, praranda. Tai vat, manom, kad tikrai kiekvienas mokinys, moksleivis čia yra laukiamas, nes Technologijų verslo mokykla tikrai, dar kartą noriu pakartoti, labai geras kolektyvas, labai gera atmosfera, tokia socialinė, kur gali formuotis jisai kaip pilietis savo. Ir plus, aišku, materialinė bazė. Ir mūsų visų pastangom mes pritraukiam jaunus dėstytojus, kurie atneš naujų vėjų ir būtent sulies tą teoriją su praktika. Tai manau, kad mes turėtume rezultate turėti gana gerą dalyką. Tai yra gerai paruoštus jaunus žmonės, kurie tikrai bus vertinami darbo rinkoje.